tik ką nors ar viską? Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynią variokus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė 2 pinigėlius. Tai yra skatika. Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: iš tiesų, sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į aukų skrynią. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visus savo išteklius. Evangelija pagal Morkų, 12 skyrius, nuo 40 iki 44 eilutės. Kaip mes elgiamės Jėzus atžvilgiu? Ar mes taip pat duodame jam tik šiek tiek nuo savo pertekliaus, šiek tiek laiko, šiek tiek pinigų, savo valios, nuo visko tik šiek tiek? Ar mes jam pavedame viską? Jis nori iš tikrųjų visai ko kito. Jis nori mus visų, su oda ir plaukais, su mūsų problemomis, mūsų pinigais, automobiliu, šeima, namu ir viskuo, kas mums priklauso. Jis nepasitenkina tuo šiek tiek, jis nori visko. Tačiau, kągi aš jam galiu pasiūlyti, ką duoti? Jis sako: duok man savo laiką, visą, kas tave slegia, duok man savo naštas, noriu tavimi rūpintis. Paimk tavo stresą, viską, kas tave slegia, nešti tavo naštas, net ir savo nesėkmes bei visas kaltes atiduok man, nes tau atleidžiu. Viską, tikrai viską pavesk man, atiduok tai į mano stiprias rankas, net į savo praeitį ir nebesikapstyk daugiau joje. Taip pat pavesk man ir savo ateitį ir baik nerimauti. Atnešk man padėką ir džiaugsmą, kad drauge galėtume džiaugtis. Ir visuomet prisimink, aš esu su tavimi. Taip kaip istorijoje apie našlę, aš matau visus mažus dalykus tavo gyvenime. Niekam nesu abejingas, kaip aš džiaugiuosi. Kai ši moteris man atidavė viską, Dievas asmeniškai ją tada pasirūpino ir jos auką dosniai atlygino. Pasitikėk manimi, aš esu viešpats, būk mano vaiku, aš noriu tave aprūpinti ir tave visuomet mylėti. Ačiū Jėzau. Tu esi mano viešpats, tu matai visas mano pastangas dėl tavęs. Tau niekas nėra paslėpta, kuomet žvelgi į mane. Tu neieškai kokios paslėptos kalties ar neteisingų motyvų, bet tu ieškai mano širdies ir mano ištikimybės. Tu esi nuostabus viešpats, kuriuo galima pasitikėti. Tu esi mano gelbėtojas, kuris myli mane.